kelsimės netrukus į Palangą. Štai ir labas rytas jau už Palangos. Jeigu šaldytuvas netilps, maistui bus kapiec. Matavau, ar jisai tilps į savo vietą, bet nepamatavau, ar tilps jisai per duris. Dabar turiu metalo graštelį, nes gręšime medį. Nu va, ir mūsų terasėlė atsiraš štai čia. Ar jums pakeis gyvenime tas cema? Ai. Cemas ten ar ten. Gal ir pakeis, bet tikrai ne terasoje. 3, 2, 1, važiuojam. Pirma diena ir šiandien pradedam iš namų. Vėl grįžom į Kauną, bet kelsimės netrukus į Palangą. Paskambino man vienas bičiulis, toksai vardu Izidorius Paukštys. Ir kaip visą laiką mes viską statom iš to, kas lieka. Ir Izidorius sako, man liko terasinių lentų. Sakau, Izidoriau, aš mielai jas paimsiu. Taip kad imam Porsche, imam priekabą, beje, priekaba yra skirta motociklam, bet šiandien tarnaus kaip krovininė priekaba ir važiuojam pas Izidorių svečius pasimti terasinių lentų. O aš visiems primenu, kad šios mūsų projektus, mūsų kelionės ir visas statybas ir visus kitus dalykus pristato Car Vertical. O mūsų nuolaidos kodas yra gazas dugnas. Todėl, kai perkate Car Vertical ataskaitą, nepamirškit pasinaudoti kodu, gauti nuolaidą ir prisidėti prie mūsų kuriamo turinio. Viskas, Poršas užkurtas, šokam ir važiuojam pas Izidorių į kaimą. Judam. Kelionė prasideda, važiuojam į priešingą pusę negu jūra, važiuojam pas Izidorių. Vis tiek kažkaip jau labai senai su Poršu važiavau, atsisėdė į tą seną mašiną ir vis tiek tos senos mašinos taip smagu. Atrodo, ta nauja mašina įlipinė, taip lengvai viską daro. Čia vis tiek tas svoris toks jaučiasi, taip viskas masyvu. Smagu, iš tikrųjų, gerai, viskas, atvažiuojam pas Izidorių. Izidorius padovanos terasai lentų. Važiuojam. Gerai, o dabar sustojam ir reikia su priekaba apsisukti. Tai dabar man reikėtų sukti taip, tai man reikia daryti viską priešingai. Važiuojam, reikia pavarą. Nu va, iš karto stresas net pavaros neįjungia. Gerai. Ne, negerai. Gerai, dabar jeigu reikia sukti taip, tai reikia viską daryti į priešingą pusę. Oi, yra kamera, pamiršau, kad turiu kamerą. Labai gerai suki, gerai. Jaučiu, kad užsiskersavau. Šiaip tai labai gerai suku. Dabar jeigu šį kitą pusę. Šiek tiek ne taip, šiek tiek nepaėjo. Gerai, dar kartą. Ne, bet dabar dabar susikaupsiu. Taip, va taip. Gerai, labai gerai. O. Puikiai. Labai gerai. Labai. Nu, labai gerai. Ką tu. Dabar dar šiek tiek atgal. O dabar atgal negaliu važiuoti, nes aš su priekaba. Ten buvo akmuo, mačiau priekyje. Pažiūrėk, pralindo ar ne pro akmenį? Gerai. Pralindom? Pralindom, tai gerai. Beje, jeigu taip iš tikrųjų, Poršas žiauriai gerai sukasi. Nu, ta prasme, jisai, jeigu aš važinėjau su Škoda Kodiaku, jisai dvigubai geriau susisuka. Ta prasme, šitas mane labai nustebino ir man labai patinka šitas dalykas. Kad jisai, nu, toks pasukamumas geras, kad kosmosas. Taip jo žolę patvarį. O, šaunuolį. Gut. Einam pas Izidorių. Viskas, bičiuliai, pasikrovėm Izidoriaus lentų. Va, kiek turim. Dabar važiuojam namo. Viską susimatuosim, pasižiūrėsim, kokio čia max ilgio galim daryti, ką galim padaryti, susidėliosim ir viską matysim. Nu ką, Izidorius dar lauknešėlį įdavė ir trinkelių dar likusių. Tai va, trinkelės puikiai sueis kaip terasos pagrindas, nes nieko stacionaraus tenai negalime daryti, negalime pamatų daryti ir panašiai. Tai tiesiog, va, trinkelės ir ant trinkelių gražiai suguldysime terasėlę. Gerai, o dabar reikės įsimatuoti lentas, pažiūrėti, kas mums čia gaunasi ir viską vežti į Palangą. Važiuojam matuotis ir įdomu, kokio dydžio ta terasa gausis, bet terasa bus graži. Izidorius jau nepagailėjo, jau degintos medienos, prabangios terasos likučių. O, nu va, iš tikrųjų tai galėtų mums skirti, aš galvoju, kokią premiją už tokių, kaip čia, tokių nenaudojamų daiktų prikelimą antram gyvenimui. Va čia kas nors sudegintų, išmestų, o mes dar panaudosim. Važiuojam.
Nu va, bičiuliai, parsivežiau visas terasinės lentas namo, įsidėliojau ir žiūriu, kas mums čia gaunasi. Tai žiūriu, kad turime 26 lentas, 26 lentos po 11,5 cm pločio mums išeina 299, 25 tarpai, jeigu tarpas bus po 1 cm daugmaž, tai bendras terasos plotis bus 3,24 cm. Tai čia žiūriu visai nemaža gavosi terasėlė. Dabar ką padarysim, tai susipjausim visas lentas iš karto čia, kad ten kempingą netriukšmaut. Tai pagal trumpiausią lentą, kad maksimaliai išnaudot, įsimatuosiu ir susipjausiu iš kart lentas. Ir ką, tada reikia 3 balkių. 3 balkių. Balkių statysim ant trinkelių, nes kaip minėjau, negalima kasti pamatų nieko ir tiesiog gražiai paguldysim. Kitas dalykas, aš žiūriu, kad terasą aš planavau daryti, va, kad tarkim už manęs namelis ir aš va taip išeinu ant lentų. Bet čia žiūriu, kad tokia nemaža terasėlė gavosi. Bet aš žiūriu, kad čia man netilps iki kito namelio tokia terasa, tai reikės ją visą pasukti. Ir namelis stovės štai čia. Štai čia namelis, išeinam taip ir pastumdysim, pažiūrėsim, kurią pusę geriau terasą daryti. O šiaip viskas labai neblogai, deginta mediena. Labai daili terasa bus ir aš tikrai labai nustebau, kad jinai visgi tokio dydžio išeina. Dar šiek tiek liko trumpesnių lentų, jas tikrai panaudosim, o dabar ką? Dabar reikia eiti matuoti trumpiausią lentą ir pagal ją susipjausim gražiai kraštukus ir viskas, su lentom bus viskas. Tada reikia balkių ir ką, ir viskas. Ir tada lieka tokia smulkmenėlė iš Kauno visą šitą terasėlę nugabenti į Palangą. Gerai, viskas, einam matuotis, ką čia turim ir kažkaip net nustebau. Kažkaip visai gerai čia viskas gaunasi, nes terasėlė tikrai nemaža. Va, brėžinukas, svarbiausia visą laiką darbus pradėti nuo brėžinuko. Tai va, pasidariau net ir brėžinuką ir dabar jau viskas aišku ir gražu. Visas lentas susidėjau lygiai ir va, trumpiausia lenta yra 2,47. Tai dabar visas lentas reikia susižymėti, atsipjau 2,47 ir ką, ir viskas. Ir tada su lentom bus baigta. Kaip tik užsisakiau 3 balkius, nuvažiuosim iš kart pasimt, o dabar visus darbus reikia derinti pagal orą. Tai kol nelyja, greitai dirbam ir žiūrim, ką čia turim. O dabar reikia įsimatuoti visus 2,47. Šiaip čia žiūriu, visos lentos yra po 2,50. Didžioji dauguma lentų yra po 2,50. Tai dabar galvoju, ar verta dėl vienos lentos viską trumpint. Nu, gal palikti viską po 2,50. Dėl vienos lentos turbūt neverta trumpinti visko. Tai manau, kad darom visgi 2,50, nes didžioji dauguma lentų yra tokių. Ir dabar dėl vienos lentos viską trumpint, tai yra turbūt, kad nesąmonė. O po to pagal vietą ir pažiūrėsim. Taip, kad taip ir darom. Neapsimoka visų lentų pjaut, o po to prie vietos žiūrėsim. Aš manau, kad galim tą vieną lentą šiek tiek pastumdyti. Nes jeigu vis tiek terasa lys po nameliu, ten to tarpo nesimatys ir pagal vietą pažiūrėsim. Darom, man atrodo, žinokit, 2,50. Nu, aš tą 2,50. Nu va, po rokiruotės gavosi taip, kad liko supjauti 7 lentas. Kitos yra apie 2,5 metro, tai mes jų ir nejudinsim, nes kam trumpinti iš tikrųjų gaila šiek tiek. Tie 3 cm atrodo nedaug, bet darbo daug, o darbo mes vengiam ir sutrumpės terasa. Taip, kad susipjaunom dabar jau šitas ir bus su lentom viskas. Viskas, lentos supjautos, paruoštos, gražiai jas kažkur supakuojam ir ką, važiuojam pasiimti balkių ir bandysim toliau komplektuoti, kas mums čia gaudys. Nu ką, štai ir mūsų skersinukai, jau čia tokie neskersinukai, skersiniai 10x10. Iš tikrųjų gerai čia aplinkavimą savo turėti pažįstamų. Va, paskambinau, vyrai greit išpjovė, pakuojamės ir judėsim. Gerai, čia netoli važiuoti, po to reikės vėl viską persikrauti. Gal dar vieną, dėl viso pikto dar vieną trosiuką kalam ir jau bus gerai.
Nu ką, sėkmingai grįžom su savo balkiais namo, 10 ant 10, man tokie labai dideli pasirodė kažkodėl, bet viskas ok. 30 eurų kainavo, tai vienas balkiukas 10 euriukų ir ką, pasimodeliavom situaciją, kaip čia viskas atrodys. Taigi dėsim trinkelę, ant trinkelės eina balkis ir ką, ir va taip, 3 balkiai ir va šitaip, čia jeigu bus namelis ir mes nuo jo va taip va. Ir judėsim su lentom, tai va tokio dydžio bus terasa, visai nemaža. Ir ką, dabar reikės agroplėvelė, trinkelė, balkis, lentas. Taip ir atrodys mūsų terasa. Dabar reikia kažkaip gudriai susipakuoti. Ir va šitą šunį, atik šuniuk, atik, pasim tave į Palangą. Ką? Pasim tave? Kad tai dar va ir šitą šuo tilptų, tai reikės kažkaip gudriai sugalvoti, lentas turbūt surišti taip atskirai, šitus atskirai ir bandyti, kad visi tilptų. Taip? Tilpsi? Gerašo. Viskas. Na ką, bičiuliai, atrodo visi pasiruošimo darbai baigti, viskas susipirkta. Pagaliau atvyko svarbiausias dalykas, tai šaldytuvas. Tai dabar taip pažiūriu, jį galvoju, nedaug dievė netilps, bet jau nuvažiavę į Palangą žiūrėsim. Tai ką, dabar laukia darbas viską iš Škodos persikelti į Porsche, nes tempsim priekabą, taip kad čia mūsų krovininis automobilis ir visas šmutkės kraunam čia, bandom krautis lentas ir ką, ir viskas, pasiruošiam ir jau rytoj ryte šaunam į Palangą. Na ką, labas rytas, draugai, štai rytas, kelionė laukia. Susipakavau, viskas tvirtai, viskas good, bet liko dar tokių trumpesnių lentų, tai dar su varžtai šiek tiek. Čia tokia man mintis kilo dar prieš važiuojant sutvirtinti, kad jau būtų tikrai gerai, nes kažkaip vis tiek, kaip tempiu kažkokį krovinį, tai man visą laiką toksai būna stresiukas, kad viskas būtų ok. Dar nusprendžiau prieš kelionę atlikti tokius paskutinius jau patvirtinimus, tai va dar taip, kad nedaug dėja neįsiskirtų man šiti balkiai. Tai va dar sukabinsim taip visus juos su varžtais, liko trumpesnių lentų, tai negi gaila. Dėl šventos ramybės, žinot, nu, tai dar varžtai baigsis va, prie to pačio. Ir viskas, ir į kelią. Kiek čia, 6:30 ryto, apie 9 būsim, ramiai. Gerai, puikiai, judam. Pam. Na ką, štai ir labas rytas jau už Palangos. Sėkmingai atvykau į Palangą, nieko nepamečiau, viskas tvirtai laikosi. Konstrukcija pasiteisino, Porsche'as atlaikė, viskas ok. Čia kaip visą laiką Palangoje turim daug vėjo ir ką, eisim krautis, matuotis ir nieko nelauksim ir pradėsim dirbti. Taip kad pirmiausiai pradėsiu nuo mane labiausiai dominančio dalyko, tai yra šaldytuvo. Taip kad pats paprasčiausias ir pats laukiamiausias darbas, tai yra įmontuoti šaldytuvą ir pažiūrėti, ar apskritai jisai telpa. Čia yra man dabar pats svarbiausias dalykas, apsiskaičiavau ar neapsiskaičiavau. Šaldytuviukas. Valio. O tai tau šaldytuvas. Pagaliau turėsiu šaldytuvą. Net maisto atsivežiau. Jeigu šaldytuvas netilps, maistui bus kapiec. Ok, šaldytuvas išpakuotas ir neslėpsiu. Matavau, ar jisai tilps į savo vietą, bet nepamatavau, ar tilps jisai per duris. Tai ačiū Dievui, va čia CMS tilpo, tai jau bent jau viena gera žinia, kad į namelį šaldytuvas įlindo. Puikiai, judam dabar į vidų. Žiūrim, ką čia turim. Skaičiavau, kad turi tilpti tik. Taip ir yra. Vėlgi CMS čia net po CM nėra. Tai gerai, matau, kad telpa, tai jau gerai, tai kad nereikėtų ištraukinėti, iškart reikėtų jį pajungti. Labai gerai kol kas. Gerai. Laidą išsivesim čia. Ir veikia. Svarbu, tyliai veikia. Žiūrėjau, kad būtų tylesnis, panašu, kad čia viskas gerai. Na ką, eik į savo vietą. Šlioserė, tu mano šlioser. Klys. Nu va, žinau, kad jis iki galo nepalys, bet ir taip čia pagal visus išmatavimus tai yra super.
jau geriau turbūt nelabai ir galėjo būti. Šaldytuvą turim. Ką? Puiku. Naujas, gražus, veikia. Šaldyk. Kamerytę turim. Tokia juokinga, bet vis tiek kamerytė. Niekas nedužo, viskas sėkmingai atvyko. Nu va, kaip čia viskas dailiai. Šaldytuvės kaip čia buvęs. O čia matau dar apsauginė plėvelė. O ta apsauginė plėvelė. Nu va, čia turime šiek tiek bėdelę su šitu stalu. Aš manau, kad jį galima visą. Čia trūksta kelių cemų paslinkti šiek tiek atgal, tada jisai pilnai atsidarytų. Bet va, viskas veikia, viskas gerai. Ir jeigu tą rozetę aš kaip nors iškrapštyčiau iš tenai, jisai apskritai visas įlystų. Va dar čia turime, galėčiau rozetę užkelti čia į viršų. Mintis. Bet čia jau vėliau. Svarbu tilpo. Viskas. Mano ledukams net turim. Norėsim ledukus iššaldyti. Svarbu, viskas veikia. Tai yra svarbiausia. Liuks. Nu va, susidėsime maistuką. Tvarkingai, gražiai. Pietukai. Vakarienė. Čia pusryčių šiek tiek. Kurie to pusrytukai? Nieko. Ir kiaušinukai. Kažko kiaušinukai. Vieno kiaušinuko nebėra. Viskas. Vienas kiaušinukas. Viso gero. Kiek turim kiaušiniam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vietas kiaušiniam. Tai reikia šitą vieną vargšą. Nu, neišsaugau vieno kiaušinio dužo. Bet gerai, kad tik tai tokie nuostoliai. Tai viskas yra ok. Bet dabar išterlinius reikia eiti viską plauti. Apseisim be to vieno kiaušinio. Nenumirsim iš bado. Na ok. Iš tikrųjų, jeigu jau pradėjom krapštytis virtuviai, tai gal užbaikim iki galo. Ir va, atsivežiau porą lentynų. Ir vėlgi įsimatavau, kad jos turėtų tilpti štai čia. Ok. Jos telpa viskas puikiai. Tai mums dabar užmanimas toks, kad čia padaryti vietą mikrobanginiai. Tai maždaug pagal mikrobanginę mes pasižiūrėsime, kur dėti laikiklius. Mikrobanginė yra 25 nuo viršaus, tai galim šiek tiek 26. Va čia įdėsim laikiklius į 26. Anoj pusėje laikiklių nėra, tai išsimatuosim ir pasidarysim skylutes. Ir tiesiog įmontuosim ir bus viskas labai paprasta ir gerai. Na va, čia jau susidėjau va tokius lentynų laikiklius. Dabar turiu metalo graštelį, nes gręšime medį. Tai va, atsimatuoju skylutes. Atsimatuoju atstumas yra 29, nes dar užsidės čia. Ir tiesiog įsigręšiu kitoj pusėje skylutes ir įtvirtinsim laikiklius. Skylutė aišku per maža, visą laiką tai būna, bet jau geriau per maža negu per didelė. Būtų gerai nešauti kiaurai. Šiek tiek didesnė, bet šiek tiek didesnė jau yra gerokai didesnė. Tai baisu kiaurai pragręžti. Manau, kad būtų geriau šiek tiek pakalt. Neduok tu Dieve. Geriau pakalsim. Geriau jau pakalt. Puikiai. Dabar jau puikiai. Dabar kitas 29,5. Ir vėl pakalsime. Ir lenda. Puikiai lenda. Gerai, viskas laikikliai yra. Galim pasibandyti. Gerai. Tai matau, kad tarpelį tarp sienos šiek tiek turim. Galvojau, kad reikės pjaut, bet pjaut nereiks. Žiūriu, kad per daug jau čia tų laidų. Prailgintuvo, tai dabar jau galime viską maždaug vestis taip, kaip turės būti. Jau nereikia mums čia tiek laidų. Visas kitas ateis iš viršaus. Taip ir padarom. Reikia visą šitą kelti į viršų. Ir šito prailgintuvo mums vieno net jau nebereiks. Optimizuojamės, kaip sakant, optimizuojamės. Čia turime 27. Čia turime 27.
Dabar dedam mikrobanginę štai čia. Labai gerai, kad prakišau laidą, nors jinai bus viršui, tai man laidas niekur jo kišti nereikia. Laidas ateis per viršų. Gerai. Laidas čia. Gerai. Ir mikrobanginę dedam savo vietą. Nu va. O kaip gražiai mikrobanginė bus štai čia. Nu va, dar vienas kampas susitvarko. Tai dabar taip. Dabar man reikia, čia yra šitą, man reikia jungti tiesiai į įvadą. Man čia to vieno prailgintuvo visai nereikia, o šaldytuvą irgi įjungsim dabar iš karto tiesiai taip, kaip turi būti jau. Pamažinsim šiek tiek laidų skaičių. Tai optimizuosim. Optimizacija. Ok, tai turiu ir antrąją lentyną. Mes padarysim su ją lygiai tą patį. Tik aš ją planavau nuleisti visiškai žemai, bet kad užsidengtų šitos laidų praėjimo angos, tai teks ją vos kilstelti virš. Bet viskas gerai. Susidėsim ir žiūrėsim. Taip, kad darom tą patį. Čia turim vietas, tenai reikės vėlgi įsigręžti ir padarysim visiškai tą patį. Viskas, lentynos susidėliojo ir viskas čia yra kol kas labai neblogai. Jau panašu, kad artėjom prie galutinio vaizdo, tik tai matau, kad tenai reikės šiek tiek... Kas čia per diskoteką? Kas čia? O taip. Nors ne, viskas čia gerai. Čia aš manau, kad vis tiek, kad tos lentynas laikys pakankamai sunkius daiktus ir kad dar labiau susitvirtintų, aš manau dar iš apačios priseksiu su kampais, su lentynų laikikliais ir viskas. Ir dabar jau trūksta tik tai technikos. Čia susidės indai, viskas čia gražu. Galim pažiūrėti, ar tilps. Mano keptuvė kiaušinienės, viską. Na va, susideda. Tik tai matau, kad va šita apatinė lentyna tai tokia bus nelabai naudojama, nes čia yra ratų arka. Aišku, čia aš iš viso galvojau gal net padaryti čia pačioj kokias dureles, bet ne. Kol kas paliksim viską taip, kaip yra. Tvarkomės, labai reikia siurblio, matau, nes čia mano visokių grėžimų, visokių kaupėsi. Nu bet ką, jau gražu, jau man patinka, jau atsiranda tvarka. Ir va, nežinau, bet man tai tas lentynas vis tiek norėtųsi prisekti. Šaldytuvas šaldo veikia, mikrobanginė veikia, viskas ir dabar bus laikas kitai buitiniai technikai. Tai viskas, šiandieną turbūt, nors dar bendrai grįšim susitvirtinti, tai dar neatsisveikinam iki galo su ta virtuvė, žinot, negalim iki galo atsisveikinti. Tai, bet arba grįšim, arba negrįšim, bet dabar laukia mūsų pagrindinis darbas, tai einam žiūrėti, kas čia bus su mūsų terasa. Ok, lendam į lauką. Ir žiūrim, ką mes čia dabar turim. Tai man dabar pagrindinis klausimas, kaipgi statyti terasą. Ar lentos turi eiti štai taip, kaip dabar balkis, ar jos turi eiti taip. Mano užmanymas buvo, kad lentos eitų štai taip, kaip yra dabar. Bet žiūriu, kad labai arti kaimynų prieinu ir ten lieka labai mažas tarpelis. Tai ką tada mes galim daryti? Jeigu mes darome štai taip, tada mes turime terasėlę, galime net ratus uždengti, galime arklius patraukti. Tada būtų šiaip užmanymas, kad išlipus iš vidaus mes lipam ant terasos ir iki galo namelio mes turim terasėlę. Jaučiu, kad taip yra geriau. Turėsim užlipimą gražų. Ok, ir tada lentos ateis maždaug iki čia. Ir mes turėsim terasėlę, ne taip arti kaimynų, nelysim į akis, netrukdysim. Jo, nėra čia ką per daug galvot. Kitas dalykas, aš visai mielai tą terasėlę pakiščiau bent šiek tiek arčiau, kad jisai užeitų lenta va štai taip. Bet per ratą mes neprieinam. Jeigu mes darome tada, kad čia būtų kraštinė lenta čia, tada mes atsimušam į krūmą. Gerai, kitaip nebus. Galime čia fantazuoti, diskutuoti. Nes tada mums reikia eiti taip, kad eitum iki galo namelio, taip kaip ir buvo padėta. Va, tik štai čia. O tai va, bus terasytė. Čia išlipimas. Čia pasidarysim lentom susidėjimą kada nors. Kada nors, aišku, nesakau, kad čia jau dabar. Nu va,
ir mūsų terasėlė atsiraš štai čia. O po to iš tikrųjų gali tas lentas pakišti, jeigu mes einam čia palei patratą, šitą statom palei patratą, taip negerai gal labai statyti. Nu va, gaila tas ratas čia prie pat įėjimo šiek tiek sumaišė man planus, bet mes kitaip nieko negalim padaryti. Čia gali diskutuoti, nediskutavęs, galvot, bet jau yra kaip yra. Čia yra jau maks, kiek mes galime stumtis, tai čia taip ir reikės palikti. Na va, tai dedame 3 balkius taip ir sukame lentas. Tai dabar pirmiausia pasiruošiam viską tvarkingai, kad nereiktų čia nešiotis pirmyn atgal, tiesiam agro plėvelę ir žiūrėsim, kas mums čia gaunasi. Viskas, taigi turėsim čia išėjimas ir vaizdas į parką. Puikiai, viskas čia bus gerai. Iš tikrųjų, šiaip, aš manau, kad kadangi ta terasa realiai kabos tik tai ant oro, padėta ant trinkelių, nes pamatų daryti mes čia, kaip minėjau, negalim, tai jeigu bus jau labai blogai, paimsim ir pasinešim. Nemanau, kad čia mes nepanešim 5 lentų ir 3 balkių. Čia šis gali padaryti stumdomą, su rankenom, bam, bam, ant ratukų ir persistumi. Bet dabar baigiam svaigti ir darom tą, ką turim. Ok, agro plėvelė. Šiaip ne taip išsitampiau plėvelę, tai dabar reikia modeliuoti, ką mes čia turim. Kažkaip taip, 3 balkiai eis štai taip, iš karto mes jas galim dėti ant trinkelių ir žiūrėti, kokius mes čia turim lygius. Čia dabar nėra labai svarbu tiksliai išsigaudyti, po to galėsim eigoje dar pasigaudyti, bet kad matytume tą bendrą vaizdą, daugmaž kas čia kaip atrodys. Nu va, po to pasilyginsim aukščius. Dabar reikia pasižiūrėti, ką mes čia turim su lentom. Noriu šiek tiek šitą kraščiuką užleisti tiek, kad vėliau galėčiau lentą vieną prisekti. Šiek tiek taip, šitas čia, šitas per aukštai matau. Šitas pakelsim ir va taip. Daugmaž bus taip, kad užlystų kita lenta. Tai kiek man čia reikia užleisti? Na va. Tai maždaug tiek ir užtenka. O šitaip, kad būtų ir bus gut. Išsilyginam. Galim pirmą lentą daugmaž prisisekti, kad matytume, kas čia kaip juda. Kitą lentą priseksim, kad išsilygintume. Bent po vieną varžtą pasidaryti, kad kažką geriau matytume. Gerai, prisigaudysim pirmą lentą. Žiūrėsim, ką čia mes daugmaž turim. Nu va, kažkaip taip panašiai, kad ta lenta užlystų. Va taip gerai. Gale pasižiūrėsim. Pasižiūrim, ką čia turim gale. Maždaug taip. Viską reikia daryti maždaug čia, nes iš tikrųjų tai žinot, kam čia. Čia man gyvenimą, ar jums pakeis gyvenime tas cemą? Ai, cemas ten ar ten. Gal ir pakeis, bet tikrai ne terasoje. Ir čia yra gerai. Gerai, o dabar reikia matuotis, ką čia turim. Kur tas mano metriuks? Metriuko nėra. Kur tas mano metriuks? Nuo krašto čia dukiam, šiek tiek trūksta nuosvos. Tai dabar mums reikia vis tiek gaudyti šitą pagal namelį, kad būtų gražiai palei kraštuką. Taip ir padarysim. Ir dabar turi būti 2,40. O yra 2,40. Čia matau, kad čia beveik antra trinkelė tilps, kai pradėsim lygyti. Gal mes dabar to net ir nesegam. Gerai, pasižiūrim, ką per vidurį turim. 1,18 m. Puikiai. Viskas gerai. Kraštinės lentas turim. Aš galvoju, kad susidėliosiu aš lentas. Va, matau dabar
Visa terasa dar siubuoja juda, įsilyginsim vėliau. Susidėti lentas, apskaičiuoti, kokį mes čia turim tarpą ir pasižiūrėti, kokio dydžio tarpelius daryti. Ir to apsiskaičiuosim. Apsiskaičiuosim tarpelius. Vėjau, nepūsk, jau nepūsk. Gerai, turim 302. Turim 302. Susiskaičiuojam, kiek lentos ir kokius turėsim tarpelius. Na, čia išlenda. Gerai. Čia užsidės iš galo lenta gražiai. Viskas gerai. 302. Nu va, ta viena blogoji lenta. Nežinau, ką čia su jai reikės daryti. Dedam tolyn. Nu va. Dabar čia taip susidėliojo, kad čia teoriškai net be tarpų galėtų būti. Tik man labai vienas nepatinka dalykas, tai viena šita lenta. Tai dabar aš bandysiu primest, kokie tarpukai gautųsi, jeigu mes tą vieną lentą praskipinam ir kas būtų, jeigu nepraskipinam. Neapsikraukime, iš tikrųjų neapsikraukime. Va, bus iš namelio įlipti patogu. Tai gerai, dabar yra skaičiavimai. Atlikau rinkos analizę ir apskaičiavau. Jeigu tą vieną trumpesnę lentą išbrokuoti, tai tarpelis gaunasi 1 cm tarp lentų. Jeigu aš ją naudoju kažkokiu būdu, tada gaunasi tarpelis 0,6 cm. Tai aš manau, kad bandau visgi ją brokuoti, darau tarpelį 1 cm ir žiūrim, pabandom pasistumdyti lentas ir pažiūrėsim, ar čia labai baisu tas 1 cm ar nelabai baisu. Nežinau, kaip darot jūs, bet aš susirandu kokį nors daiktą 1 cm ir jį tiesiog kaip mierką visur dėlioji, sukioji ir žiūri, kas gaunasi. Tai dabar galvoju, reikia pasižiūrėti, kaipgi atrodys tas 1 cm tarpas ir ką, ir judėti, niekaip čia kitaip nebus. Šitą frazę reikėtų uždrausti, kitaip nebus. Visąlaik gali būti kitaip. Pakeiskit savo gyvenimą. Gyvenkit taip, kaip norit gyventi. Va, taip. O, jau tą lentą geriau panaudočiau kaip nors uždengti va šičia. Man labai negražu. Va šičia. Kuri čia ta brokuota lenta? Jeigu aš šitą lentą išimu ir ją, pavyzdžiui, panaudočiau štai čia. Nu, būtų 100 kartų geriau. Ir užsidengčiau tą šiukšlyną. Tai kaip gerai čia būtų. Šiek tiek trūksta, nedaug, bet trūksta. Va taip ir padarysim ir uždengsim tą kraštelį. Ai, kaip dailiai bus. Va. Kitas vaizdas. Nu va, radau 1 cm mierką mūsų būsimą. Tai šią tiesiog šiek tiek pasitrumpinau. Ir va taip, pagal ją tiesiog eit ir matuot. Ir tarpelis bus visur vienodas. Jo, 1 cm. Taip, kad dabar reikia šiek tiek lentas pasistumdyti, bandyti sukti ir žiūrėti, kas mums čia gausis. Ar čia bus labai didelis tarpukas ar nelabai. Nu, va, 1 cemas, bamt. Blemba toks. Sau gaunasi. Gerai, dar pasitikrinu. Ar tikrai čia viską gerai apskaičiavau? Jo, 11,5. Panašu, kad taip. Atsipjaunu dar vieną mėriuką. Priekis galas, bam. Nu va, toksai. Viskas čia gerai. Viskas čia bus gerai. Va. Manau, kad tokiai. Kitas dalykas, ką dar norėčiau padaryti, tai prisisegti šniūrą. Kad matyčiau, kad varžtai gražiai eitų, prisisegsiu šniūrelį. Nu va, prisisegsim šniūrelį, kad matytume, kaip eina varžtai, kad būtų lygiai gražiai, nes čia atvažiuos Izidorius Paukštys, tai jau čia garantuotai sakys, kaip čia, kaip čia ten, kodėl čia eina varžtai taip, o ne kitaip, čia mano lentos. Tai geriau padaryti gražiai. Šniūrą ištampyti, vėjas pučia, galim eit bandyti sukti. Pradžioj suksim po vieną varžtą
ir tada eisim ir žiūrėsim. Pradedam nuo galo, lyginam aną kraštą ir žiūrim, kas čia mums gausis. Nu ką, suku terasėlę, suku lentas ir kažkaip, kad žiūriu, kad kuo toliau to nuo namelio tolsta lentos. Ir žiūriu. Ir tada pagalvojau, kad reikėtų įsitempti ir kraštui skirtą virvę. Įsitempiu ir žiūriu, ką jūs manot. Nu va, jau kiek čia per 5 lentas žiūriu, jau kokį cemą pavariau į išorę. Taip, kad judam toliau, po to tas lentas šiek tiek pastumsim. Gerai, kad dar ne visą terasą taip numariau, nes reikėtų kraštą pjauti, nesinori čia triukšmaut, tai geriau iš karto gerai prisukti, kad būtų viskas gerai. Nu va, dabar nuo šitos lentos jau išsitaisom ir einam toliau. O čia 5 lentas šiek tiek pastumsim, nieko baisaus. Na va, štai ką turim. Susisukau visur po vieną varžtą, viskas ok, ištaisiau, ką blogai buvau palyginęs. Ir viskas šiaip yra labai gerai, jeigu ne tie tokie didoki tarpai. Gaila, šiek tiek būtų vos mažesni, būtų iš viso idealiai, dar pasilyginau, kad nejudėtų. Aš manau, kad čia dar vis tiek jinai pasės, tai reikės dar palyginti, bet šiaip viskas puikiai. Gaila, sakau, dėl tų tarpų, bet jau sukomės iš to, ką turim. Tai ką, dabar reikia viską apeiti gražiai dar kart su antrais varžtais ir tada reikės apeiti visą aplinkui gražiai. Jau užbaigimus padaryti, bet šiaip kol kas yra viskas labai neblogai. Stovi tvirtai, viskas liuks, nieks nejuda, šiek tiek pasilyginau, sakau, aš manau, kad dar čia vis tiek jinai pasivaikščios, tai reikės dar kart praeit, o dabar einu su antrais varžtais ir viskas. Kažkaip čia labai neblogai. Šiaip dar, jeigu čia taip labai jau kabinėjantis, tai kai kurios lentos tokios jau matau šiek tiek kampai jau galai pavargę, bet sueis puikiai. Kaip sako, dovanotai ožkai į dantis nežiūri. Va, matau, apsigyveno ožkytės jau. Gražu, man labai patinka ožkytės. Viskas, einam dirbti toliau. Viskas, visos lentos prisuktos taip, kaip turi būti prisuktos. Jau šniūrų mums nebereiks, nes dabar laukia apdailiniai darbai. Tai dabar, kadangi turime vieną likusią lentą, jos tie kraštas toks nelabai gražus, bet manau, kad, na čia po to reikės, matau, kad čia tas kabės ne taip paprasta išlupt. Reikės išlupt. Tai va, turime vieną lentą su tokia nelabai gražiu tuo kraštu, bet va čia jinai puikiai sueis ir užsidengs. Čia easy paprastas darbelis. Kuo lengviau, to geriau. Taip. O dabar reikia žiūrėti, kiek mes turim lentų ir ką mes dar galim iš jų nuveikti. Vis tiek aš labiausiai noriu užbaigti va tą kraštelį palei aną šoną ir tada ten iš viso būtų labai gražiai užsibaigtų. Tai dabar dar tik tai reikia sugalvoti, kaip tą lentą ten pritvirtinti. Na va, turiu vienintelę likusią ilgesnę lentą, kitos jau gerokai trumpesnės. Užmanimas šitą dėti štai čia. Ir nieko mes čia gudriai nesugalvosim, tiesiog reikia varžtais sekti skersai. Tik tai va čia toks dalykas, kad va čia viena lenta yra labai trumpa. Tai vėl va tada, šiaip tai va tai būtų, jeigu ne ta viena lenta, bet tada neturėsim kaip prisekti. Nieko čia gudriai nesugalvosiu, turės būti štai taip. Ten aišku būtų galima kokį kampuką. Tenai dar paeis į tą pusę. Gerai, pradedam nuo galo, nieko čia mes neprimastysim. Žiūrim, ką turim ant vietos. Nu, čia priseksim kraštą. Nelabai gerai, aišku, bet nieko kitaip negaliu sugalvoti.
nes ten labai jau nedailiai tas tarpas matysis. Nebent liks lentų trumpesnių, tai dar tada kažką galėsim galvoti. Dabar nesugalvosim nieko geriau. Čia, kad tą lentą kas nors nulauž, tai garantuotai. Prisuksim vėl. Gerai. Visai čia neblogai laikosi, galvau, kad bus dar blogiau. Gerai, o dabar tada čia nedengsim. Tegul matosi balti kalpokai. Gerai, čia galiuką dar pridursim. Tai dabar man reikia anapusę ir anapusę. Tai labiau matysis nuo ežero, žmonės plauks, sakys, kas čia per nesąmonė. Tai einam dabar užbaigsim aną galą. Na ką, čia visiškai tas pats. Prisigaudžiau agroplėvelę, sulyginam kraštuką ir segam. Ir vėl bus taip gražiai dailiai užbaigta. Nu, priėjau ir prie šito krašto, o čia jau vientisos lentos reikiamo ilgio neturiu. Todėl nusipjausiu šitą tokį jau pavargusį kraštą ir tenai reiks durt. Gerai, lygu. Šitas galas bus štai čia. Turėsim sudūrimą, gaila, bet nebus kitaip. Bet bus gražu. Tvirtėja, tvirtėja. Nu va, apėjau visus kraštukus. Viskas užbaigta, šanos pusės užbaigta, čia užbaigta. Bet va šitas kraštas, kuris blemba labiausiai matosi, man patinka nelabai. Tai čia einu, dėlioju tas lentas, galvoju, ką čia gražiau sugalvot, nes dabar tai čia arba nuo čia pradėti, nes čia pusiau užbaigta, pusiau neužbaigta. Tai tada galvoju, gal tą visą lentą visgi traukti ant rato ir gale dadurti kiek trūksta. Nes dabar tai čia kažkaip nei šis, nei tas, nei užbaigta, nei neužbaigta. Tai pabandysiu aš tą lentą atsipalaiduoti ir pasistumti toliau. Na va, jeigu mes įstumėm va čia, va šitą stumtume, tada būtų kažkoks, bent jau kažkokia idėja. Blogiausiai, kad va čia mes ją turim šiek tiek atitraukti. Jeigu mes ją galėtume va taip kišti, nu bet jau taip geriau, ne? Kaip galvojat, užbaigt gražiai iki krašto ir tada eiti toliau. Bandom taip, pažiūrėsim, kas taip gausis. Šį būtų visai idėja visą kemperį paimti ir pasukt biškį ant čia. Ir tas kraštas labai gražiai užsilygintų. Arba visą terasą pasukt. Įdomu, kas paprasčiau. Bet čia visai mintis. Čia taip stipriai prisukau šią. Nu va, dabar bent nuo krašto iki krašto gražiai. Tai dabar dadursim kraštą ir jeigu mes ją, nors šiaip tai čia nieko baisaus nėra. To jau sėdėsim lentutę dar vieną ir matysim, ką čia turim. Dabar tai jau tikrai geriau, nes dabar tai jau bent jau kažkoks užbaigtumas yra, nes prieš tai nei taip, nei taip. Aišku, neidėliai, neslėpkim, bet matės ir blogiau iš tikrųjų. Jau tenai, kur pastovė, ten kokie 10 metų terasas be pamatų, tai ten būna tikrai blogiau negu mano nauja. Tai, kad viskas yra gerai. Ir dabar man lieka dar kelios lentos, lentutės, trumpos. Ir dabar man reikia sugalvoti, kaip jas panaudoti. Aš tikrai jau nesivešiu namo, nes Izidorius dar sugalvos jas atsiimti. Taip, kad dabar eisiu mąstyti, ką galiu iš jų pagaminti. Nu va, o dabar jau gražėja, tvirtėja. Gerai, bičiuliai. Žiūrėjau aš šitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lentutes ir supratau, kad nieko aš čia nepribursiu, nieko aš čia neprigalvosiu, kaip tik pagaminti iš šitų lentų stalą. Va, nuvažiavau į prekybos centrą, nusipirkau tokius, galvojau, pirksiu, žinot, baldinės kojas, bet baldinės kojas, galvoju, čia bus visiškai ne į temą, reikia
taip paprastai, ūkiškai. Tai va, tokie kuolai, aš iš tikrųjų nelabai žinau, kam jie skirti. Čia gal kokią medeliam pririšti ar kažkam. Tai, kiek man atrodo, 2 eurai kainuoja. Tai per pusę, tai bus 1 koja, 1 euras. Taip, kad bandom padaryti maksimalaus dydžio stalą, koks mums čia išeis. Ir padarysim kojas. Labai bus paprastai. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Važiuojam. Turime 2 sujungimus. Sujungiam lentas, atsimatuosim. Oho, jau čia lietus kaupėsi, reikia greičiau čia kažką daryti, nes čia bus bėda. Čia bus kraštas. Na ir gut. Prisigaudysim su varžteliais iš apačios. Čia bus stalo apačia, tai nieko nesimatys. Mūsų staliukas, o Jezu, koks sunkus. Dabar pagal trumpiausią lentą nusibrėšim ir nusipjausim. Čia matau, kad reikėtų patvirtinti jau šiek tiek, jau čia taip labai jau ant snarglio. Jau tikrai, jeigu jau darai, tai jau daryk normaliai, ką tu čia ant vieno varžtuko susega kraštinę lentą. Gerai, iš tikrųjų pasiruošiau stalo viršų ir dabar neišmanau, koks turi būti stalo aukštis. Čia tokio didelio gal nereikia, aš vis tiek jį turbūt labiau naudosiu kokiem kepimam prie kamaduko. Šiek tiek nusikopinsim, tarkim šitas stalo aukštis yra 60, tai mes padarysim 50. Kad būtų šiek tiek mažesnis negu šitas, tada bus gerai. Tai dabar pjaustysim savo kuolus ir pasidarysim kojas, žiauriai easy. Nu va, turiu 4 kojas, nu ką, daug maž lygios, 4 kojytės ir čia jau kas lieka, o čia, pavyzdžiui, būtų galima padaryti va lentelę arba ankapį, pavyzdžiui, Izidorius paukštį. Dėkoju už terasą Izidoriui, va taip reikėtų čia kaip nors, bet čia vėliau. Taigi turime 4 kojas ir iš tikrųjų visokių kokių nesąmonių galiu rasti pas save įrankių dėžiai. Šiaip turiu tokį durną bruožą, kad jeigu ką nors reikia daryti, aš viską susiperku iš naujo. Reikia varžtų, nusiperku tokių, kokių reikia. Reikia galvučių, susiperku tokių, nors milijoną turiu ir taip. Bet o jeigu nerasiu. Tai žodžiu, įrankių dėžiai radau, nežinau, už kur atsiradusių juodų dažų. Tai pabandysime greituoju būdu nupurkšti bent šiek tiek šitas kojas juodai. Ale padarysim, kad būtų deginta mediena, kaip iš terasą. Tada, tai kaip mūsų kojos, einam paimti kojas. Nu va, bet tikrai atrodo kaip apdegę, nu jau pasakykit. Jau labai panašu, va, į nudegusias kojas. Ir viskas, turėsim stalą, specialiai jau taip labai stengiausi nedažyti, kad jau būtų visiškai juoda, kad tą tekstūrą išgauti tekstūrą. Šiaip tai čia iš tikrųjų būtų galima ir padeginti, bet neturiu su kuo. Gerai, mačiau, kad iš anos pusės kažkur lenta buvo bent jau viena pragręžta, tai kad nedaryt, bet čia jau labai krašte. Tai tiesiog dabar jau iš kitos pusės šausim ir prisuksim kojas. Nu va, geriausias pasaulio stalas, važiuojam. Nu taip, labai, iš tikrųjų tai žiauriai tvirtas stalas. Stalas tai pats tvirčiausias pasaulyje. Reikia kažkaip galvoti, kaip surištas kojas, nes čia labai prasti popieriai iš tikrųjų gavosi. Arba galvoti, nu surištam tarpusavį, arba reikia daugiau varžtų. Viską galim spręsti varžtais. Tik kad neturiu, o čia bėda. Šiukšlė prie šiukšlės, šiukšlė prie šiukšlės ir gavosi dar didesnė šiukšlė. Nes iš tikrųjų čia staliukų pavadinti negalima,
Iš tikrųjų, tai dar turėčiau keletą lentų, tai taip skersai sutvirtinčiau, tai dar būtų gerai. Dabar tai yra liūdnai. Taip, liūdnai, bet kitaip nebus, viskas, daugiau neturiu jau beveik nei varžtų, nei lentų, todėl šitam staliukui skirsim kokią labai ten vietą, kur nors gale, kad jo labai nesimatytų, nes tai nėra projektas, kuriuo aš didžiuojuosi. Gal iš vis gedai nerodom to šito, nes čia šiaip tai čia stipru. Nu bet va, atsiremiu, o ką, jeigu atsiremiu, tai ir stalas, nu ką. Nu va, staliukas ten kampe, bet aš prie jo dar grįšiu. Dabar man principų reikalas, aš žiūriu, kad aš jį dar galiu išgelbėti. Taigi, staliuko projektas nepaėjo, bet aš nepasiduodu. Žiūriu, kad tas staliukas yra gražaus urbanistinio stiliaus. Tai va, mano antena kabo, vėjas nenupūtė, viskas gut. Ir vienas žiūrovas sako, ką tu čia vargsti su ta antena? Sako, pasidomėk naujovėm, nes yra viskas daug paprasčiau. Man labai patinka žmonės, kurie ne tik kritikuoja, bet ir parašo sprendimą, ką galime padaryti. Taigi, prieš kurį laiką aš čia vargau, vedžiojau laidus, vedžiau ant stogo anteną. Viskas veikia, labai to džiaugiausi, kadangi senas telikas nėra išmanus, tas senovinis, tai man žmogus parašė, sako, ką tu sako čia vargsti, ką tu čia vedžioji tuos laidus, anteną, sako, viskas tai yra atgyvena, viskas yra daug paprasčiau. Tiesiog yra HDMI priedėlis, kišasi į televizorių, jungiasi prie interneto ir viskas. Ir šitas senas telikas tapo išmaniu. Ir viskas paėjo, viskas pavyko, viskas veikia, šiandien žiūrėsiu formulę, vakar žiūrėjau formulę, viskas veikia. Tai žiauriai dėkingas va tokiem žmonėm, kurie ne tik moka parašyti kažką negražaus, bet kurie moka patarti. Ačiū labai. O ką, kas dar atsirado? Atsirado lėta apšvietimas, čia yra pats sudėtingiausias darbas, aš žiūriu, kad jisai taip lengvai viskas darosi ir taip lengvai pakeičia namelį, tai viskas veikia, viskas gerai ir dabar judam toliau. Tai dabar yra štai ši užsidaranti sienelė. Nežinau, čia turbūt taip išsikraipė visas tas namelis, kad jinai tiesiog stringa. Ok, per jėgą mes ją galim ištraukti, bet jeigu mes ištrauksim, tada grūst reikia atgal. Tai padarysim kitaip. Tiesiog, štai, turiu užuolaidas ir mes šitą zoną tiesiog atskirsim gražiai užuolaidą. Miegamojo zona bus atskirta. Beje, dar reikės ir, manau, padirbėti ir prie lovos, nes ta lova, beje, kur pats padariau iš grindų lentų, viskas puikiai, bet va tas senasis tinklas yra blogis. Tai aš manau, kad mes viską pakeisim ir padarysim jau galutinai, kad stovėtų su lentom, o dabar eisim prie užuolaidų. Tai dabar idėja tokia, tiesiog šitą zoną va yra griovelis ir mes bandysim čia atskirti su užuolaidom. Gerai, taigi turime dvi užuolaidas ir dabar užmanimas yra, čia turime griovelį ir čia galima laikinai prisikabinti ir čia mes turime, čia žiauriai galim paprastai padaryti, tiesiog nieko čia per daug nevargt ir padaryti kabyklą, reikės patrumpinti ir tiesiog va miegamojo zona atsiskirs. Taip, kad čia jos dar tik užtenka, aš kažkaip įsivaizdavau, kad jinai bus daug didesnė, bet žiūriu, kad čia taip, na aišku, galim kabinti šiek tiek čia, tai dabar tik tai idėja, kaip ją pritvirtinti štai čia. Tai mes čia pritvirtinsim. Šiaip reikėtų gesintuvą nusipirkt, galvojau. Gesintuvą nusipirksiu naują. 97 metų vargu ar funkcionuoja. Nu va, tai va toksai vaizdas būtų, zona užsidengia ir nežinau, ten nelabai man patinka šitas sprendimas, kol kas įskipinam, nelabai čia gražiai, nebent čia reikia kažką mąstyti arba taisyti tas duris ir kitas dalykas užsidengti visą šitą zoną. Čia praktiškai užtenka idealiai ir aš galvoju, kad man reikia uždengti ne tik štai šią skylę, arba tiesiog pakeisti užuolaidą iš vidaus. Būtų irgi. Jeigu mes ją iš vidaus pakeičiam, nebūtų čia tokia, vis tiek ten dušo nėra, čia nereikia kažkokios jos atsparios. Čia matau irgi neblogai kažkas yra tvirtinęs, su zateškiam tiesiog prisekta. Bet kažkaip kaip užsidėjo tą užuolaidą, šiek tiek kažkaip nuvylė mane tas vaizdas. Jaučiu, kad nežinau, ar čia gera idėja. Arba tada tiesiog daryti taip, kaip buvo.
Nu čia va iš vidaus dar darom. Bet čia, aš nesuprantu, aš čia tiek ardžiausi, tiek žiūrėjau, kodėl tos durys taip, jos tiesiog verčiasi čia. Atrodo, čia taip paprasta, nu va, juda. Ir jos tada pradeda kažkur strikt. Ar čia iššokia iš griovio, bet nepanašu. Ir va tas turi tempti anas duris ir turite darytis kartu. Bet labai sunkiai. Nu ir kas čia nedirba? Atrodo, čia viskas gerai, tas užsikabinęs. Atrodo, ir jisai kažkur pastringa. Bet kodėl jisai pastringa? Bet dabar jau geriau dirba. Ar čia kažkas iššoko į savo griovelį ir buvo iššokę? Bet dabar panašu, kad visai neblogai čia juda. Nu va, ir vėl pastringa. Nes čia kažkodėl žiauriai skersuojasi. Bet kokiu atveju, manau, kaip tai yra geriau, negu čia mes dėtume užuolaidą. Beje, vakar kabindamas ledus pastebėjau, kad visgi čia yra buvę užuolaidos kažkada. Tai tas užuolaidos mes gal kažkur dar pritaikysim. Bet manau, kad šitą mes paliekam geriau taip, kaip yra. Viskas aišku, nuo šitos vietos kažkas kabinasi ir jinai va čia skersuojasi. Tada reikia koją, prispaudžiam, truktelim ir atsidaro. Pakabinsiu čia geriau instrukciją, kaip naudoti šitą sieną. Va, paimam ir jinai puikiai darinėjasi. Ir vėl jinai va ten pastringa kažkur. Įdomiai, sunkiai vaikšto. Šiek tiek, nu aišku, galima būtų va taip laikyti. Ir tada šitos durys jau viskas gerai. Nežinau, kol kas jaučiu, kad paliekam taip. Ir dabar tiesiog reikia pakeisti šitą užuolaidą kažkaip, nes man tai nelabai patinka. Nelabai čia tinka. Lendam į tualetą. Ir va, kažkada tvirtino šitą užuolaidą. Nu, net nesivargino nukarpyti zateškio. Taip viskas ir palikta. Tik tiek toks dalykas, kad čia yra daug tų skylučių kabinimo, ant mūsų užuolaidos jų yra labai mažai. Tai kažkaip reikia tiesiog makliuot, žiūrėti, ką mes čia galim padaryti. Nu va, užuolaida pakeista, viskas čia greitai ir paprasta. Žirklių neturiu patrumpinsim kitą kartą. Žodžiu, kažkaip labai nepatiko man šitas vaizdelis, bet dabar žiūriu, kaip viskas susidėjo, viskas čia visai ok. Ai, beje, iš tikrųjų čia atvažiavęs į Palangą nusprendžiau, kad pradėsiu kolekcionuoti senovinius telefonus. Va, vieną kartą buvau turgui, nusipirkau Ericsson A1018S. Galvoju, rinksiu telefonus, kuriuos kažkada turėjau. Tai buvo man atrodo, pats pirmasis telefonas. Gaila, pakrovėjo neturiu. Gal kažkur internete rasiu. Tai vėl nuvažiavau į turgų. Čia Vidmantuose šalia vyksta turgelis, žmonės prekiauja. Galvoju, dar rasi telefonų, radau telefonų, tai nusipirkau peilį. Toks visai įspūdingas peilis, kainavo 12 eurų. Pasižiūrėjau internete, tai kažkaip apie $40 mačiau sviruoja tokį peilį. Čia žiūriu automato, tokio turbūt garsiausio pasaulio automato pavadinimas užrašytas. Bet akivaizdu, kad čia nėra originalus, bet toksai sunkus jau toksai daiktas. Man atrodo, panaudosime jį čia kur nors. Bet šiaip tai aš kolekcionuoju telefonus. Senovinius. Pavyzdžiui, čia taip kolekciją susidėčiau gražiai. Taip ir padarysiu. Viskas, o ką, mes judam toliau. Dabar taip, čia užbaigta. Dabar reikėtų eiti į miegamą, bet ten eisim vėliau. Dabar čia yra dar viena spinta. Tai va, čia buvo dar viena spinta, nes jinai taip ir liko neužbaigta, nes tada neturėjau įrankių. Tai dabar eisim užsibaigti. Tik tiek, kad čia apačia visai nemažai vietos yra, būtų dar kažkokį chlamą susikraut. Bet dabar pirmiausia reikia šitą nusipjaut, įsidėt ir žiūrėti, ar mes galim dar kažką laikyti apačioje. Nu va, prasipjausiam, pasidarėm. Dar vienas kampas baigtas. Orelis tai įspūdingas. Šitą palapinę tai nuneštuoj. Bet štai namukas stovi. Gerai, draugai. O mes grįžtam prie mūsų urbanistinio. Jo, tu koks sunkus.
Grįžtame prie mūsų urbanistinio stiliaus staliuko. Jis yra tikrai labai gražus, nuostabus, bet jisai yra šiaip tai tragedija. Neslėpkim, bet, sutvirtėjo. Bet aš galvoju, kad mes jį šiek tiek patobulinsim ir šiek tiek pamažinsim. Aš galvoju, kas su juo yra negerai. Jis yra tiesiog per didelis. Mums tokio didelio nereikia. Ir tai padarysim tiesiog paprastuoju būdu. Šoninės lentas tiesiog pašalinsim. Ir bus labai gerai ir gražu. Ir kita puselė. Taip stalas tampa kur kas elegantiškesnis. Ta patį padarysime ir kitoj pusėje. Labai gražiai, labai dailiai gavosi. Dabar pjausime kitą pusę. Na štai, ponios ir ponai, ką mes padarysime? Štai šitą lentelę, kurią mes nupjovėme, tiesiog pridėsim štai taip. Ir taip mes įspręsim visas problemas tiek tvirtumo, tiek gražumo. Labai bus gražu, žinokit, aš jums pažadu. Ok, šiukšlių stalas juda toliau ir galvoju, dar yra šiukšlių, dar reikia panaudoti. Tai atsipjausiu ir štai šitą dalį panaudosim štai čia, urbanistiniam stiliui. Priglausim. Šitas projektas šiukšlių stalas yra didžiausias mano džiaugsmas šį savaitgalį. Na tikrai labai gražu. Na ką, iki paskutinės šiukšlytės panaudojom viską šiukšlių stalo gamybai ir tai yra geriausias projektas, kuris nutiko man šitą savaitgalį. Stalas tvirtas, dar šiek tiek patvirtinsim, bet jau šiukšlių nėra, tai nėra ką. Bet kadangi visa Lietuva važiuoja žiūrėti mano šito stalo, tai va net specialias nuorodas padariau, bus nukreipimai, kur rasti šiukšlių stalą. Puikus dalykas, šiukšlių beveik neliko, taip kad dabar ateina pietų metas, einam valgyti ir toliau tęsim darbus. Ačiū ir iki. Atgrožis. Kadangi čia yra lankytinas objektas šitas stalas, tai įkalėm rodiklę. Tai kodėl, ką tu sakai, kam jinai reikalinga? Kad parodyti, kur yra šiukšlių stalas. Kad parodytų, kur žmonės mesti šiukšlės? Aha. Tai dabar tu galvoji, kad visi žmonės važiuos ir mesti šiukšlės mum? Jo. Tai gal reikia 100 rodiklę? Ne. Kaip tau stalas? Nu, toksai netvirtas. Sau toks, ne? Nieko. Biški skraido kojelė. Biški. O tai ką, man tu? O dabar įkalsim Palangoj prie tilto, nuo iki kalk. Prie tilto įkalk. Ne, rimtai, o kur tu šitą dėsi? Rimtai, prie tilto, sakau, parašysim, čia yra lankytinas objektas šiukšlių stalas. Aš nesuprantu, kaip tu čia, kaip čia kas bus. Kaip kas bus? Tai aš nesuprantu, kam tau šitą. Va čia parašysim ir rodiklė, šiukšlių stalas, kas čia neaišku, jo papa. O tai kur čia dėti šiukšlės? Čia ne šiukšlė, čia iš šiukšlių padarytas stalas. Ai, nu tai? Ai, tik dabar supratai, ai, tik dabar pagavai, ką? Ai, aš galvoju, tai apversi, uždėsiu šiukšlių maišą ir čia šiukšlės mes. Taip ir gyvename. Na ką, bičiuliai, dar vienas savaitgalis baigtas, sėdžiu ant terasėlės, viskas ok, jeigu per tokį vėją nenuputė, neišvartė, tai viskas gerai, su vidum viskas taip pat gerai ir ką, dabar judėsim toliau ir manau, kad laukia toliau vanduo. Paskaičiavau, apie 30 metrų nuo mūsų yra vanduo, tai kitam savaitgaliui reikia susipirkti daug dalykų ir atsivesti vandenį. Ok, koks vėjukas, gerai, bičiuliai. O aš primenu, kad mūsų šios projektus pristato CarVertical. Todėl, kai perkate CarVertical ataskaitą, mūsų nuolaidos kodas yra gazas dugnas. Taip sutaupote 20% sumos ir prisidedat prie mūsų projektų. Gerai, o dabar ačiū visiems ir į Palangą grįšime jau netrukus.